Labas rytas, hačikai, labas rytas. Labas rytas, žiūrovė. Jau imsi vėl žieminės striukės. Nes kaip matau, ganėtinai didelis minusas. Dar ir sniego buvę. Kažkur tai kažkuriau. Katu. Vėjas, niekadėjas. Kas čia gero? Kas čia gero? Kas čia gero? Periskiai. Ko tas naudžia? Man atrodo, tau aleliuja tuoj bus, ne? Mirsi. Jo, kūste, kyse, nieko gero iš tavęs nebus. Jei triušius nevalgo, susitraukęs būna, tai ilgai nebus. O ką tu bandyti? Teik, tai bandyti. Sakiau, neauginsiu narveliuose, bet vat vėl prasideda narvelių era. Toliau kas? Reikia eit. Vištos, tai čia viskas gerai su jom, viskas tvarkuoja, tuoj greitai paleisiu, bet reikia eit Danieliam grūdų paduot ir manau, kad paleisiu į kitą aptvarą, nes gana jiem čia kimarint. Leist ėsti žolytę ar kitam aptvare. Eik, ponas Gaidy. Čia tai žolytė jau visai tų reiks pjaut, nes triušiai neapsiima valgyt. Šitam aptvare jau irgi galima leisti žvėris, tai aš juos ir leisiu. O čia tai dykuma kol kas, bet randa vis tiek kažką paėsti. Tai gal ir paleisim iš karto. Atidarau, tegul žygiuoja. Net avižų nenori, kai yra paleidau, o jau kiti eina žolės. Na, tegul eina. Nieko netrukdysiu aš. Kur vištos varo? Varo kažkur. Vėjas pučia ir jas šlaisto. Na, bet gerai, vėjas tarša. Viską tarša. Turiu virtą kiaušinį, pabandysiu viščiukam paduoti. Dabar planas bus, kai jau paės grūdų, paės žolės, tai patinų su bulka nusiviliot į tą apėstą aptvarą. Tai va, nes dabar tegul paėda jau tos žolės. Šiais metais taip eksperimentuosiu. Triušiam padaviau žolės, tai net neleidžiu į lauką, tegul sėdi ir kimarina. Čia nešalta, lyja, dar tą baltą mažiuką sulis po to. Ką tu, raivaisi, hačikai, ką tu, hačikai, gerai, paduosi biškį kažką. Paduosi, negulk ant žolės, negulk ant žemės šaltos. Negulk. Nu ką tai jau. Per klaidą nusipirkau riebios mėsos, tai va, mes sus lašinius suėda, lašiniuotis. Kompis nuvarė. Bičelė, kai toks vėjas, net nenori eiti į lauką, ne? Į lauką nenori, eik, atidarytas vartą, eik atidaryta, eik, laisvas, eina, eik pas kaimyną, eik, o šitaip, čiau. Nu, kaip žinai, bičelį. Einu pabandysiu atvilioti savo žvėris, miško mišrūnus, atskirti pateles nuo patinų. Masalas, kaip jie jaučiasi. Kensai. Pabandysiu atvėlioti, o kaip gausis, tai laikas parodys. Kensai. Nepavyko dar visų suvilioti, nenoriu išbaidyti, bet aš vis tiek patinus atskirsiu nuo patelės. Nes špinatas susimetęs kokius dratgalius, tai biški bailokus, bet nieko. Aš žinau, kad reikia būti kantriam ir atskirsiu patiną nuo patelių. Ir dabar bus tik tai čia va jaunimas šitoj erdvėj,
O ten Kevinas. Smulkiai supjaušiau lašinukų, va tokių atliekas, paduosiu viščiukam. Labai mėgstu. Nulupu ir pasmulkinu. Ir labai skaniai sutrupinu, kiek įmanoma smulkiau, kad galėtų mažiukai. Bet visai skaniai už čia pietaujat. Čia viščiukai mane kai kurie va prisileidžia, va. Aš jau kaip draugas. Va. Tam biškai reikia paduoti ir senį. Kad česnakas tavo kažkoks perkreiptas. Kas nutiko? Taip seniai buvau čia, kad net nežinau, kurią imt, ar apvalę, ar keturkampą. Ja, apvalės gal dar paliksiu kitam metui, nu kitam sezonui. Nes planas, tikslas vien daryti va tokias dabar bus ir sandėliuot lauke, apdengus tentais, o ir jeigu kažko, jos taip greitai neperlis. Tai va planas toks, o dabar ką, reikia griebti kokią nedidukę ir neštis pas triušius. Kadangi Danielio nei kvapo, tai ir neisiu. Aš ten jau iš ten imti, kai jie bus va čia ryte. Tai pabandysiu patinus atsiviliuoti į tą aptvarą ir atitverti atskirai nuo patelių. Tai va planas chuliganas. O dabar nešu triušiam šieniuksą ir va naudojau pakrovėją. Pakroviau Volkswagen Polo akumuliatorių, nes jau mačiau, kad jau įstipęs, gal 2 mėnesius nebuvo naudotas. Žodžiu, reiks tuoj techniką paimti, pasiremontuoti, nes jau čia žiūriu, kad kuo toliau, tuo mano technika visa prastėja. Dar va čia sniego nemažai. Jo, dar ant stogo ką tik nutirpo. O kur mano lietvamzdžio kaušelis? Ai, dar yra, bet va čia varva. Reiks kažką daryti, kad nevarvėtų. Silikoniator. Silikonas vais į trasą. Nu ką, dručkiai, pučkiai. O, gražu žiūrėt. O, jatas. O, šieniukas. Nu, pačios geriausios kokybės. Tai va, imkit šieno. Labai mėgstat šieną, nu ką ėsit. Te. Imk. O, dar bus ir grūdų paduota jums. Nes matau, kad norėsit. Taip, merkšelės. Ir tau reikia, pionierius. Kaip tie snackiai juda, kruta. O, didžiuliai jau. Nu, neruošinam. Gal tie užaugs. Nu, tai minuso labai didelio nėra. 2 pardaviau triušelius. 20 eurų. Tai atsipirko šitas partizanas ir parazitas. Nu ir ką. Į pliusą vis tiek eina. Šitas gal mažas užaugs. Aišku, grūdų suėda, visko suėda. Tai gerai. Einu į kambarį, didelis vėjas. Nieko jau čia neprirodysi, nieko nepridemonstruosi. Ir kai visą laiką susitiks su kituose video. Labas rytas, sako tau kavos puodukas. Nu ką, kolektyvas. Vėl Giedrys. Einu, dar bandysiu šitus savo zarazinus atvilioti į atskirą aptvarą. Pasiimu kamerą, kad nesimaišyt ir kad matyt, kaip persivilioju viską. Ir žinot ką, rašysiu pareiškimą orų direkcijai. Man atrodo, turėtų visai šiltin į vasarą. Va, skanėstų papildomai.
kad pagelbėtų man nuvilioti juos į kitą aptvaro pusę. Tai čia tuos du, špinatą ir Keviną. Jo brasikas. Teikit. Teik, javai. Teik. Teik. Teik, pliki. Teik. Einu. Teik. Teik, plikutį. Teik. 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 Viskas. Misija įvykdyta. Buvo daug lengviau negu tikėjausi. Durniokai, tie vyrukai. Pirmą kartą nevaikiau nieko gražiai, nes žinau, kad jeigu užvaikysiu, tai po to bijos manęs, tai reikia neįsiduoti. Dabar tas kutskailis, kur stovi ant šito špinato ragų, tai praeitą kartą irgi buvo įsipainiojęs, tai biškį pavaikėm, tai sunku buvo užmigdyti, kai aš bandžiau. Tai va taip prisipratinu ir jis po to dasileidžia. Ir aš jį nutrauksiu, nes ten jisai. Arba jei nenutrauksiu, tai po mėnesio, net ne po mėnesio, po 2 savaičių faktiškai Kevino ragai krenta, o to po 3, po 4 savaičių. Nu tai grubiai po mėnesio. Tai va toksai niuansas, reikia eiti atnešti vandens ir vieniem ir kitiem. Ir bernai, jie tokie paprastesni, jie daug paklusnesni, tai dėl to taip ir paprasčiau buvo juos atvilioti. Nes patelės ir jaunimas, tai pas mane šiek tiek baikštesni, tai su jais jau yra problemų, jeigu tu nori juos nuvilioti kažkur kitur. Pasiėmiau tokį kibirą, kadangi jau beragiai, tai nesudaužys jo, padėsiu patelėm atsigerti prie vartų, o tiem į tam juodam kibirį dar paliksiu. Kibiras turėtų patelės neišversti, turėtų atsigerti. Na va, reikia ir tiem laukiniam laistytuvą nunešti. Gal mano sprendimas pakeisti ir atskirti patinų vietas nuo patelių ir jauniklių yra geras, nes dabar batoną primėčiau, tai dar patelės ir jaunikliai savo gražiai kramto. O jau būtų neleidę šitas Kevinas nei prisiliesti, nei prie batono, nei prie kažko, ne, Kevai? Aš žinau tave, imk, atsigersi. Nieko, čia tau šino yra, žolės nelabai, bet ką padarysi. Te mažutė, imk. Čia kompensacija, kad atskyriau nuo mergų. Ten, jau sigau, kompensacijai. Kaip triušinkystės sektorius gyvena. Ką? Gerai triušinkystės sektorius gyvena ar nelabai? Ar yra kažkokių problemų, nusiskundimų, panas? Sakykit. O, imk. Tau. O, skanauk. Gerulės. Kaip su tavim reikalai, bandite? Na, imk, ir tu dar iški šlapoką, bet nieko nepadarysite, bandite. Valgyk. Vakar šieno negavo, žolės truputį gavot, šieną gavot daugiau. Reiks išnešti kažkaip šitas būdas, vis dar rūšiuosi, bet taip ir neišnešu. Tai ką, iš vienos vados gavosi tik vienas triušiukas, tai va šitas. Šita mama, vienas triušiukas 2 pardaviau, vienas nustipo, 4 žiurkės sugraužėjęs. Nu, tikiuosi, va čia bus kažkas. O, irgi yra, tik ten jau baltų nėra. Viskas kolektyvas, galima ruoštis į darbus. Išleidžiu triušius, tegu jie laksto ir susimatysim kitame epizode. Apsipirkimo diena. Nupirkau viščiukam, gal dar ir triušiam biškį duosiu, tai tokio, kaip sakau, putpelių pašarėlio. Putpelių perku visą laiką pašarą.
šokoladėlių čia va prisipirkau, nes šitos geros, tokios kokybiškos mamsdelių, nutelos, maisto produktėlių, nu ir va savo siurblį. Vos telpa dėti į mašiną, na, bet šiaip ne taip. Ir dar žinot ką, va čia tokį dalyką galiu parodyti, ką dar nusipirkau. Tai makadamijų riešutai kevale kepinti ir sūdinti. Yra pridėtas tokis atidarimukas ir kiekvienas riešutas turi va tokį išfrezavimą, kur va su tokio prietaiso pagalba galima jį įskelti. Va. Va. Ir tada šitas riešutas va taip gražiai atsidaro, atsikelia. Aišku, dar būna ir pats riešutas šiek tiek įpjautas. Ir va. Užskaitau. Dabar jiems 17 eurų bei 1 cento kilogramui kaina. Tai akcija. Tai pasimiau su žmona paskanaut vakare. Tai kur čia promo parduotuviai galit nusipirkti. Nu, tokį paįvairinimą. Tai va, man labai patiko. Daugiau kaip per nieko. Čia neprisipirksi. Geniu, tvarkau sodybėlės šitus paslėpsnius ir norėjau pasigirti vaku, kad žodžiu lygiai 3 metai. Kai pamačiau internete, kad išgręžiama skylės, čia buvo šviežias geras kelmas. Giliai skylės išgręžė ir salietros įpilė. Ir va dabar va, jau įsikau. Nes pernai dar bandžiau, dar ne. O šįmet jau va pusė kelmo, galima sakyti, miršta. O kaip nepyliau va šitų, negręžiau ir nepyliau salietros į šitas skylės, tai Jėzau, kelmas net nemirė. Dar anksčiau išpjautas nei šis ir va, išleidžia ūglius, nemiršta, bet vat lieka toksai ir kietutėlis. Tai va, tipsas, kurį aptikau internete. Dar planas chuliganas yra va šitus gal visus pašalinti, tik aš nežinau, ar čia gražu bus ir pušelė mūsų sodinti, nes man čia šitai įsikerojo. Tai nei šias, nei tas, tai va, eglutės, pušelės, bet dabar sodinsiu vien pušelės, ne va šitus. Panašu, kad susidoroju per kelis metus. Aišku, turėt kelmų frezavimo mašiną, nereiktų 14 metų laukti, nupjoviai ir viskas. Dar va čia gražiai apsigenėjau, kad būtų galima su traktoriuku visur pravažiuoti, nes neįmanoma. Tai tas siekia, tai tas siekia, tai dabar bus įmanoma. Tai va. Ir dar eisiu etapas bus vynuogės iš va šitos tvoros išgabent, kol dar nepradėjo sprogti. Dar viskas gerai. Čia mėlynos vynuogės. Tai noriu panaikinti visą šitą tvorą, nes jinai mane užkniso. Čia dar pušelių pasodinsiu kažkiek tai. Šitus va tokius gūbrius būtinai reikia pašalinti. Va. Nes čia kažkada praėjusių savininkų šitą tvorą užgyventa. Buvo čia va tokia. Tas sietų ir aptvėriau, tik tai nerūdėjančių ir pakeičiau kuolus, nes čia buvo aptverta, čia buvo aptverta, tai aš praplėčiau. Nes kažkaip namų valda 45 arai, o buvo aptverta gal 15 arų. Tai aš ir aptvėriau faktiškai, ne daugiau nei namų valda. Nes su Danielio aptvaru tai čia daug daugiau aptverta. Tai va, tai tokie va krapštuliauskai vėjuota dieną. O va kaip atrodo 7 metus, nu čia buvo šabakštas kažkada, nieko nedaryta kelma. Va patys irgi sutrešo, bet čia kai sakau nieko nedaryta, slyvos va, tokį, kaip sakau, tik pjauta trimeriu.
Tai šitiem 7 metai lygiai. Ja, gerai pamenu. Išpjovėm ir po to trimerio aš jau čia tik tai sepjaudinėjau. Tai va, lygiai 7 metai ar 6 man atrodo. O, tik dabar susinaikino. Gal dar galėjau ir pernai jau sunaikinti, bet dar nežiūrėjau. Bet čia nieko nebuvau davęs, nei trąšų, nei gręžęs, tai paprasčiausiai nupjovė kaimynas, nes tada statybom užsiminėjau. Ir vat likdavo tokį va paslėpsnį. Tai vieni, tai kiti. Tai va, dabar jau bus galima drąsiai, gal nelabai drąsiai, bet jau pusiau drąsiai važiuoti su traktorėliu, nes nesugadins peilių. Va. Prašau, susitvarkė. Tokie va šabakštai apsipjaunu, kad būtų galima davažiuoti, nesitrukdytų, arba irgi su trimeriu būtų galima greitai ir kokybiškai pjauti. Tai va, kai eglės užaugs šitoj vietoj, tai jau bus galima, ta prasme, nepjauti, nes jos viena kita uždengs šitos eglės. Nu, ta prasme, šakos ir nereikės to žolės pjauti. Ganėtinai gausiai trešiau su specialiom trąšom eglių. Tai žiūrėsiu, kaip pasiteisins. Rašo, kad 3 kartus per metus reikia trešti. Ir va tokiais kaušeliais, tokias normas beveik nusižiūrėjau, kad tiksliai užtektų. Tai važiuosiu, ar bus skirtumas, kur trešiau eglės, ar nebus. Va, po truputį atkovoju šitą barjerą. Gerai, nebebus šitos surūdijusios tvoros, kuri bereikšmė. Kažkada reikės kažką sugalvoti. Ir bus geras privažiavimas. Nu, nupjauti veją, bet čia dar reikės pušų būtinai. Va, tadam, tadam. Kaip kažką padarai, tai taip net, akis kimba. O per eilę metų tai taip atrodo pripranti akis. Ir nors šiaip negerai, negražu. Tai man šita tvora labai negražu. Galiu pasakyti, kai filmuoju, pamatau, kas negražu per monitorių, kas akis bado. Tai va, šita tvora man baisiai sodyboje nepatinka. Čia nėra moderni sodyba, nėra kotedžas, nėra, čia yra sena sodyba. Tai dėl to biški kitaip formuluojusi šitą visą reljefą. Ir dar va, kas labai akį bado, tai va šitą krūvą. Šlaitas šitas. Tai aš šiais metais įsipareigoju jį panaikinti. Atvežžiamų, sulyginti, apsėti žolytę ir ant jo pridėti daug, nu nedaug, kokias 6-7 pušis, kad saugintai va. Irgi labai stipriai bado akį. Nu, dar tridenis bado akį. Bado akį, oi. Gal patylėsiu, kas man bado akį. Nes čia ir numirt gali, arba akis įsibadyta. Ką? Užtenka šiandien jau rasborinti su šitom tvorom. Kitai dienai reikia pasidėti. Manau, rytoj nuo pat ryto startuosiu ir damušiu. Kinkysiu traktorėlį, visą kitą. Nes dabar jau reikia eiti prisižiūrėti triušius, vištas susidaryti. O, Danieliai, galiu pasakyti, kietučiai. Jau matau, nei nevaiko, jau atsipalaidavę. Čia žolę ėda, o tie 2 usūriniai ten sėdi. Na, žodžiu. Buvo ir mano riešutmečių giraitė visai nebloga. Kaip tik atsikrausčiau, pasodinau, tai buvo pypliukai. O dabar va jau kokį. Super. Va, šį vakar negavo triušį kiaulpienių. Tai šiandien gaus su kaupu ir pačių gražiausių ir kokį biškiausių. Nes čia po birželiais ganėtinai didelės. Ir tokios sultingos įaugę.
Laukia manęs. Šitas buvo pabėgęs gyvačius. Imk. Per daug čia tau. Tau. Imk. Ir va jūsimkit. Skanaus. O ar grūdų turit? Neturi nieko. Reikia ir grūdų dar atnešti. Gerai. Manau, kad šiandien užtenka filmuotis. Kad tik sumontuot, tai bus gerai. Tai kai visą laiką. Susitiksim kitame epizode.